Mielas žiūrovė, jei esi išsiilgęs grill pieniškų dešrelių su keptomis bulvytėmis ir pomidorų padažu, kviečiu tave užsukti į Kauno Arena Pizza. Apie interjerą pasakysiu trumpai, jis jau N metų išlieka nepakitęs. O Arenos Pizza meniu nusakyti labiausiai tiktų šūkis: mes turime visko, ko geidžia jūsų širdis. Ir iš tiesų sunku būtų sugalvoti patiekalą, kuris šiame meniu nebūtų paminėtas. Liūdnas ir beskonio buvo vištienos sultinys, kaip ir kibinas, kuris greičiausiai į virtuvę buvo patektas šaldytas, o po to pašildytas patiektas į salę. Bet štai šaltibarščiai jau buvo visai kitas reikalas, kurių su kiekvienu valgomu šaukštu aš vis prisimindavau jų juokingai mažą kainą. Valgyti sušiai labai patiko Katinieniai, kuri man neleido pasakyti apie jos nei vieno blogo žodžio, tad aš jos praleidžiu. Antis kulšelė turėjo dvi problemas – tai saldus ir skystas aviečių padažas ir antra ne ką mažiau svarbi detalė – karamelizuoti burokėliai, kurios kažkodėl lėkštėje atstovavo marinuoti. Pieniškų dešrelių skonis atsiskleidžia tik tada, kai jas perpjovęs per pusę, jas dar įpjauni, taip padarydamas savotiškus aštunkojus. Ir šias neapsakomos skonio dešreles būtina patiekti su grūzdintų bulvyčių kalnu, šalia į indelį įtrėškint pomidorų padažo iš litrinio Suslavičiaus kečupo, plastikinio indelio, o tada skanaus.